sveikatos vertinimo renginys, kurį mes pavadinom forumu jau gal prieš 5-6 metus, organizuojamas 2 kartus metuose. Pradžiai mes jį vadinom Mokykimės negriūti. Paskui jau pradėjau vadinti fizinės sveikatos vertinimu. Tai yra labai svarbu mums sulaukusiems 60-80 metų, nes vis tik tai, kaip bebūvę, imuninės sistemos aktyvumas menkėja, prastėja, raumenys mūsų silpsta, kaulai, sąnariai ir mums gresia nugriūti. O kadangi vyksta ir kaulų lėtėjimas, kadangi buvę nebuvę vystosi ir osteoporozė, mes turim būti pasiruošę, mes turim kažkaip tai apsisaugoti. Esu Zina Piličiauskienė, sveikatos fakulteto studentė, 1 metai. Kodėl atėjau būtent į šitą fakultetą? Esu pati baigus ir mediciną, ir psichologiją. Dabar esu jau amžėjantis žmogus ir baigusi darbą, kaip tik rugsėjo mėnesį, abudu darbus baigusi. Tai tiesiog nutariau nesidėti namuose ir tiesiog užsiimti įdomią veiklą. O sveikatos paskaitos man be galo artimos ir man labai patinka. Kodėl apsilankėte šiame forume ir kuo jis naudingas ir jums, ir kitiem senjorams? Aš manau, kad mes galim daug daugiau apie save sužinoti, dėl to, kad tai atliekamas toks kaip ir kompleksinis, tebūnie rekomenduotinas tyrimas, bet tai vis tiek viskas susieina su mūsų sveikata, o amžėjančiam žmogui tai yra be galo svarbu. Periodinis renginys ir tai yra labai gerai, kadangi kiekvienas studentas turi galimybę periodiškai pasitikrinti ir palyginti savo ankstesnius rezultatus su semestro metu pagerintas savo sveikatos rezultatais. Šitas fizinės sveikatos patikrinimo forumas yra mūsų amžiaus žmonėm, vyresniems žmonėm, yra be galo reikšmingas. Vien todėl, kad nuo fizinės sveikatos priklauso ir psichologinė mūsų būsena, emocijos. Jeigu jausimės gerai, žinosim, kad viskas mums yra gerai, tai ir nuotaika bus gerai ir džiaugsimės gyvenimu. Išaugo iš tokių mažų renginėlių ir be galo yra malonus toks pasitenkinimas, kai ateina 30-40 studentų, kineziterapeutų, kurie jau bakalaurai, kurie jau už pusmečio bus tikri specialistai. Kur jie studijuoja? Jie studijuoja Vilniaus kolegijoje, sveikatos priežiūros fakultete ir jie bus diplomuoti masažistai, kineziterapeutai. Yra fizinės sveikatos vertinimo testai, pusiausvyros, lankstumo, vikrumo, susiorientavimo, nes vis tik tai yra labai svarbu. Senjorams tai yra nemokama paslauga, o studentams tai yra savanorystė? Taip. Ir labai džiaugiamės, jau pažįstame vieni kitus iš veidų, tiesiog gera pasidalinti įspūdžiais. Man patiko šiandien situacija, kai kolegija nebesinešė segmentinių svarstyklių, kur statomas kūno masės indeksas, riebalų kiekis, ir ne viena mūsų studentė priėjusi sakė, o kodėl aš negaliu pasimatuoti visceralinių riebalų. Tai yra tikrai svarbu. Labai džiugu, kad žmogus supranta, ką tai reiškia, kokią tai įtaką turi jo sveikatai. Labai džiugu, kad bendrauju su geriatrijos studentais,
kad jie matuoja mūsų atmintį, tylę, matuoja mūsų, reiškia, protinį supratimą ir iš jų gaunam labai daug klausimų. Geriatrė Eglė Sadauskaitė Pėlikienė. Sakykite, prašau, kuo naudingas forumas senjorams, kur šiandien vyksta ir konkrečiai va toks atminties tikrinimas, kur ir aš šiandien išbandžiau? Taip, mes tikrinam kognityvinės funkcijas, nes labai dažnai atminties sutrikimai pasireiškia ypač senyvame amžiuje, ne vien tik tai dėl demencijos, bet ir dėl daug kitų dalykų. Ir dėl to verta pasitikrinti ir išsiaiškinti, kokia priežastis mūsų tą atmintį blogina. Nenumoti ranką, nesakyti, kad aš senstu, neprisimenu, tiesiog paieškoti priežasčių, dėl ko taip galėtų būti. Ir dar labai smagu, kad mes galim patikrinti ir dinamikoje, nes tikrinome prieš pusę metų, tikriname dabar, galim pasižiūrėti, ar pagerėjo, ar pablogėjo, ar nepasikeitė. Svarbiausia, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Tai yra labai svarbu, tas fizinis aktyvumas. Čia gali padėti, Mityba, pasitikrinus savo sveikatą, tada gali padėti pagalvoti, ką valgai, kiek judi, ar ne? Taip, mes kviečiamės ir klinicistus, gydytojus, praktikuojančius, kurie mums duoda tokius realius patarimus, vis tik tai kaip svarbu suvokti, ką tu valgai, kas tame produkte yra, kiek to baltymo, kiek to riebalo, ar tau reikia tos medžiagos. Ir ar mankštiniesi, ar vaikštai? Ir tai turi tapti įpročiu, tai kaip dantų valymas, kaip plaukų sušukavimas, tai turi būti įprotis. Tai toks forumas gali paskatinti tokiams įpročiams formuotis? Aš galvoju, kad taip. Ir mėgsta žmonės tą tokį judrumą, ne taip, kad sėdėti salėje ir bėga kiekvienas pasiėmė savo lapelį. Po to jie atsižymė studentų popieriuose ir mes jau ten dalyvaujam toje analizėje.